apie 2 milijonai litų. Tokia suma skirta tam, kad nuo Liepos 1 visi teismo posėdžiai būtų įrašinėjami. Teisingumo ministras nekartą minėjo, kad suma nebus didelė, tačiau atlikus pirkimus paaiškėjo, kad ji jau netokia menka. Nupirkta technika 680 diktafonų ir kaupikliai informacinių technologijų specialistų skaičiavimų tarnaus 2 metus, vėliau ją teks keisti nauja. Įranga Lietuvoje netikrinta, ją ištyrė viena Vokietijos laboratorija. Papildomo darbo atsiras ir sekretoriams, o informacijos saugumo klausimas atskirai nenagrinėtas. Šie trūkumai, pasak Seimo opozicijos, verčia galvoti apie naujovės pristabdymą. Labai daug klausimų, kurie yra neįspręsti ir teiktini jau Liepos 1, kad įsigaliotų, iš tikrųjų kelia labai daug abejonių. Aš manau, kad šią savaitę dar pavyks užregistruoti įstatymo pataisą, kad šito įstatymo įsigaliojimas būtų bent jau atidėtas iki kitų metų sausio 1 dienos, nes negalima šitai valstybei žaisti su teisingumu ir su teismų sistema. Išsipūtusi įrangos kaina galėjo būti dar didesnė. Teisėjų tarybai pateikus 3 pasiūlymus dėl pinigų stygiaus buvo pasirinktas pigesnis variantas. Tačiau saugumo sumetimais vėliau vėl teks pirkti brangesnę techniką. Tai reiškia už tą patį mokėti dar kartą ir brangiau. Toks ministerijos planas užkliuvo ir patiems teisėjams. Kadangi tų galimybių finansinių nėra, tai buvo pasirinktas pigesnis variantas, nors mes išreiškim tokias abejonės, kad vis tiek mes turėsim eiti prie to brangaus varianto, tai ar apsimoka dėkti šitą pigų, bet kadangi įstatymas taip numato. Teisėjai norėjo brangesnės technikos, nes jį saugesnė. Įrašas tiesiai iš diktafono realiuoju laiku siunčiamas į serverį, kur yra užkoduojamas. Taip sekretoriai nereikėtų nešti įrašo nuo teismo salės iki kompiuterio. Be to pasirinkta sistema nefiksuos, ar nukraunamas įrašas jau buvo nuskaitytas arba nukrautas kitame kompiuteryje. Taip pat įrašą bus galima ištrinti tyčia ar per klaidą. Technikos klausimas turbūt neesminis. Svarbiausia, ar klausėt ar ne per greitai. Per ilgai, mano manim, buvo daroma. Nes tokios įstatymo pataisos buvo priimtos jau prieš 2 metus. Saugumo klausimas be abejonės yra aktualus ir juo bus aktualesnis, kai tai pilnai pakeis protokolus. Šiandien tas klausimas yra sprendžiamas bendra tvarka, tarkime, kaip ir visų kitų duomenų saugojimas teismuose. Be jokios abejonės yra svarbu, kad nebūtų suklastojami dokumentai ir vėlgi atskirų ypatingų priemonių šitame etape nereikia imtis, o po to yra daugybė, aišku, saugumo priemonių, ties kuriomis irgi yra dirbama, plėtojant tiek teismų liteko sistemą, tiek perkant būtent šitos įrenginius. Siekiama, kad nuo sausio 1 teismai savo nuožiūrą galėtų neberašyti protokolų ranka, o pasikliauti tik posėdžio įrašų. Nuo kitų metų Liepos 1 tokia tvarka jau būtų privaloma ir rašytinių protokolų nebeliktų. Pasak Teisingumo ministro, bendra sistema, kur bus saugomi visi teismų įrašai, jau yra kuriama. Pirminė sąmata 15 milijonų litų. Tačiau viešųjų pirkimų tarnyba informuoja, kad informacinių technologijų sektorius pirkimų atžvilgių yra vienas korumpuočiausių po statybų sektoriaus. Reporteris Karolis Statkevičius, Vilnius.